Sveiki, mėlyje. Kągi, lėkiu į susitikimą net su 2 pardavėjais ir 1 pirkėju, tai yra mano mokinio. Na, o paskui skubėsiu pas savo mokinį, kad mokytis kartu. Taigi, pardavėjai atsineš 2 aparatus ir jie abudu vienodi. Reikia išsirinkti iš jų vieną, kuris vertesnis dėmesio, o mes tuoj įvertinsim susitikus, kuris yra tikrai vertesnis dėmesio. Tik žinau, kad vienas aparatas yra šiek tiek virš 1000 kadrų padaryta, o kitas aparatas virš 4000. Abu aparatai Nikon D5600. Tai štai, žiūrėsim, kaip tai atrodys ir kągi, mums palinkėkit sėkmės, kad įsigytume būtent tą, kuris yra vertesnis. Štai, mėlyje, ir patys fotoaparatai. Taip atrodo, prie vieno dar yra krepšelis ir štai vieno krenta į akis prie okuliaro gumytė, šiek tiek išplėšta, bet tai jinai nėra taip jau baisu. Ja galima įsigyti 5 ar 6 ten eurai, taip kad įsigyti ir nusipirkti galima. Taip, vienas aparatas Nikon D5600 su objektyvu 50 1.8 diafragma, o kitas standartinis 18-55. Taip, vizualiai žiūrint, abudu visai neblogai atrodo, toj pažiūrėsim iš arčiau. Taigi, žiūrim pirmąjį aparatą, žiūrim į ekranėlį, kaip jisai lankstosi, kaip jisai sukiojasi ir neduoda jokių garsų, traškesių. Matom, kad viskas čia gražu ir tvarkinga. Galima atlenkti ekranėlį, kad jisai matytųsi. Tai vizualiai žiūrim, kur yra kokių nusėdusių gal dulkių, galbūt ilgai stovės, kur gulės lentyno. Taip, žiūrim, kaip čia, ar nėra nutrintų kraštų. Viskas labai atrodo tvarkingai ir čia gražiai dabar žiūrim. Štai nuo gumų paprastai matosi nuo pirštų, nuo rankų prakaito. Pabalę net būna ir čia iš tikrųjų vėlgi labai gražu. Objektyvas 50-ukas šviesus, tai yra labai tikrai vertas dėmesio, kad mėgėjiškai fotografuoti tikrai, mano nuomonė, verta tokį įsigyti. Jisai parsiduoda atskirai ir 1.8 tai yra šviesus objektyvas. Aš stiklus jau apžiūrėjau iš arti su savo, reiškia, linze, su lupa, kad pažiūrėt, ar tikrai yra stiklai geri. Taip pat pažiūrėjęs esu ir galinę linzę, taip pat ar nėra dulkių, ar nėra viduj fotoaparate irgi dulkių, ar objektyvas neardytas, kas yra labai svarbu, visi varžteliai turi būti apžiūrėti, taip pat ir fotoaparate visi varžteliai turi būti apžiūrėti. Aš jau pasižiūrėjau atidžiau už kadro, taip kad jau dėl to manęs nepeikit, manau, toks dalykas neįdomus. Gumos, kur yra jungtys, irgi paprastai, jeigu dažnai jos atidarinėjamos, tai paskui sunkiai užsidaro, nežinau, kažkas su guma atsitinka, išpursta jinai ir taip, žodžiu, sunkiai užsidaro. Knopkės nenučiupinėtos, kaip matote ant objektyvo parašyta, viskas labai labai aiškiai, raidės blizga kaip auksinės. Ir toliau, kas belieka mums įjungus, pabandyti padaryti keletą kadrų, paspraksėti ir pažiūrėti, kas su juo gaunasi. Nufotografavus, mes matom, kad puikiai gaunasi, viskas gerai. Dabar pasižiūrėsim, kaip fokusuoja, ką rodo per vaizdo ieškiklį. Taigi, vizualiai šitas aparatas tikrai gerai atrodo, gerai fotografuoja, meniu aiškiai matosi, niekas nėra su ekrane jokių dėmių ar kažkokių tai linijų, išdegusių kažkokių ten pikselių, tai viskas gerai. Dabar pažiūrim kitą aparatuką, kas su šitu. Taigi šitas aparatukas, pas jį nėra nieko, guma kaip nauja, šitame padaryta tik tai 1000 kadrų. Štai viskas ekrane gerai, nenutrinta, nenučiupinėta, kraštai irgi švarus, gražus, raidės matosi gerai, objektyvo irgi nenutrinti skaičiai ir raidės, čia taip pat nenutrinta, tikrai viskas labai gerai. Taip pat šitą stiklą esu apžiūrėjęs iš arčiau, už kadro, kaip ir esu pasižiūrėjęs, kiek padaryta
nuotraukų. Prašau pardavėjų, kad man atsiųstų paskutinę nuotrauką, kad būtų galima tikrai patikrinti ir žinoti, kiek padaryta kadrų. Papildomai mes dar pasitikrinsim, pasižiūrėsim, kas belieka. Šitas tikrai viskas išoriškai tikrai gražiai atrodo. Galima įjungti ir pažiūrėti, kaip ar nebraška, ar netraška, lankstant. Viskas lyg tai gerai. Spragtai taip pat kur nors į tolį. Įjungus aparatą. Gerai, pabandom sufokusuoti ir taip nufotografuoti. Žiūrim, ką mes čia turim. Puikiai rodo, būtinai pasižiūrim iš arčiau, ar tikrai yra ryškumas ten, kur mums reikia jo. Tai viskas yra. Kaip ir viskas gerai. Belieka pirkėjui pasirinkti, kuris jam yra geresnis ir fotografuoti. Tai yra mokytis ir fotografuoti. Na, o jūs parašykit taip pat, kurį iš jų rinktumėtės. Vienas, kaip sakiau, priminsiu, šiek tiek virš 1000 kadrų padarytas, kitas virš 4000 kadrų padarytas. Vienintelis turbūt tai prie okuliaro, taip nesimato, ryškumų nesuvedė, matosi štai gumytė šiek tiek nuplėšta. Va, sunkiai suveda kažkur ryškumą, o pas kitą sveika gumytė, kaip ir viskas atrodo gerai. Taigi abu panašus, objektyvai skirtingi uždėti, bet bus tokie patys, nes šitas 50-ukas objektyvas yra parduodamas atskirai. Tai štai, mėlyje, kągi, duodam pasirinkti ir tuoj sužinosim, kuris buvo pasirinktas. Kągi, mėlyje, tik ką išsiskirstėm, kaip manot, kurį pasirinko. Kaina pasakysiu iš karto, kad vienoda, bet mano nuomonė tai yra puikiai gera kaina ir to. Dėl okuliaro tik tai ir dėl tų kelių poros ar ten 3000 kadrų, aš manau, kad nieko ten, žodžiu, tokio. Taigi, aišku, kadrus vis tiek pasirinko, tai galima suprasti iš to, kurį pasirinko, ar ne. Tai pasirinko tą, kuris yra virš 1000 kadrų, nes vis tiek norisi, kad jų būtų mažiau padaryta, natūraliai taip. O kaina buvo vienodi, todėl dabar tikiuosi, mokinys bus patenkintas, galėsim mokytis fotografuoti. Taigi, jeigu jums įdomu, tai ką aš darau, taip kaip aš patariu ir apžiūriu, kokia yra paslauga, prašom kreiptis į mane ir išrinksim ir jum aparatą. Gali būti, kaip sakiau, naudotas, o gali būti ir naujas. Kaip jūs norit, taip ir padarysime. Atrasim tą, kuris yra jums svarbesnis. Taigi, mėlyje, iki sekančio video, iki sekančio aparato išrinkimo.